Tik už tiesą du galima gauti. Nu, patį pirmą. Nu, gerai. Šitas, vaduota seka kažkokia. Nu, čia šitas iš viso. Čia net nereikia į nieko žinoti, net nieko skaičiuoti nereikia. Yra duota seka ir reikia pasakyti, kas yra A3 plus A5. Aš manau, visi čia labai lengvai mes galėjom pažiūrėti. A3, nu, va, čia eina, kad va, A1, A2, A3, A4, A5 ir taip toliau. Ba. Tai va, čia reiškia A3 būtų 7, A5 yra 13. Tai manau, čia labai lengvai suradome 7 plus 13. Aš manau, kad dauguma jūsų šito tikrai va, galėjo surasti. Va, čia yra 20. 20 gavom, 20 gavom. Gerai, žiūrim toliau. Labai tokie lengvi. Dabar va šitas. Gerai, šitas. Yra du būdai, kaip gali, nu, yra ir daugiau būdų. Šitas uždavinys. Kaip dabar šitą daryti? Yra du būdai. Parodys pirmiausia, kokiu būdu aš daryčiau. Čia toks biški sukčiavimo būdas, bet kaip aš daryčiau, tai aš pasiemčiau skaičiuotuvą ir aš tiesiog įsidėčiau šitos skaičius. Na, čia, aišku, 10 klasėje gal 11-12 labiau ten būtų tokie, kur sudėtingesni, bet aš va tiesiog va pasiemu kokį ten savo skaičiuotuvą, kurį turiu. Va, tai čia yra, pavyzdžiui, va, ir įsistatome tą vienetą, pavyzdžiui. Įsistatome vietoj x vienetą ir turi gautis 0. Tai įdėjau skaičiuotuvą, va, tai šitokį. Va čia ir man va meta, nu čia šitas man kažkokį ten mokė, bet, nu, meta eroras, tai reiškia ne šitas. Tai tada žiūrim toliau. Ir gaunu, kad yra čia 1/6. Irgi netinka. Ir tada va čia pro visus šitai pasižiūrėjus, čia irgi jeigu įstatytų, irgi netiktų. Ir tada va ta šitą, jeigu įstatytų, ir va vienintelis šitas buvo -2 ir va šitas. Tai va čia va ir gauname tada būtent šitą tą. Kitas būdas, kaip reikėtų čia žiūrėti, tai čia va, kai yra trupmena lygi 0, tai reiškia viršus turi būti lygus 0, o pačia turi būti nelygi 0. Tai jeigu mes čia pasižiūrėtume, tai x plus 2 yra lygus 0 tik tai tada, kai x yra -2, o čia nelygus 0, kai x yra nelygus 1 ir x nelygus 2. Tai reiškia, šitie atsakymai negali būti, o šitas atsakymas va, turi būti. Tai va, reiškia, va, tai va, jeigu -2 įstačius, tai tik vienintelis tas tinka. Žiūrim trečią. Lygčių sistemos sprendinys. Tai jeigu lygčių sistemos reikia surasti sprendinį, nu tai tada va čia super easy, super paprastai. Šito tiesiog įstatome. Vėl, čia pirmiausia yra x, paskui y. Iš kur pupus gavai 26? 26 pupai jau yra įkelti į tiesiog NŠA sistemą. beta.atestavimas.lt. Va, o tai šitas linkas beta.atestavimas, kur būtent yra mūsų šitie tie visi testai. Ir tiesiog ten tos testus galima surasti. Čia tada dar, va šitą. Va čia yra va šitie va testai. Tai čia galite šitą pasižiūrėti. Tai beta.atestavimas, čia galite surasti tos testus. Čia yra NŠA oficiali svetainė. Tai gerai, žiūrime toliau. X ir Y yra įstatyti, tai tiesiog įsistatom šitos X ir Y. Tai pavyzdžiui, pirmas, čia yra X -3, o Y yra būtent -4. Tai va, tai čia va, ką tada tai būtent reiškia, kad į šitą va įsistačius, čia turėtų būti, kad ir tą įstačius, o čia viskas veikia. Tai va, čia būtų, kad -3 kvadratu plus -4 kvadratu yra 25. Ir tada tas pats čia turėtų būti, kad 12 kart -3 plus 9 kart -4 turi gauti 75. Čia dabar aš šito tiksliai nežinau, čia reikia dabar suskaičiuoti, tai greitai susižiūrime, ar čia gaunasi tokia. Tai čia viršuje gaunasi teisingai, o čia apačioje gaunasi per mažai. O čia gaunasi -72. Tai reiškia, šitas netinka. Žiūrime toliau. Tai 3/4 irgi ten netiktų, jeigu įsistatome, nes čia gausi 12 kart 3 plus 9 kart 4, kas yra vėl 72, man atrodo. Tai šitas dėl to ir netinka. Tada trečias, -4 ir -3. Vėl netiktų, nes o čia įsistačius čia būtų 12 kart -4 plus 9 kart -3. Čia pas mus gautųsi kiek čia 12 kart -4 plus 9 kart -3. Gausi -75, o mums turi būti 75. Tai čia netinka, tai va reiškia paskutinis atsakymas yra šitas. Tai gavo šitą. Tai va toks diskriminantas. Diskriminantas buvo ir bandomajame. Tikiuosi, kad visiems čia pavyko. Tai pirmiausia, diskriminantą reikia pasakyti, kad yra 4. Tai kaip reikėtų ten sprendimą? Parašom tą diskriminanto formulę, pavyzdžiui. Pasakom, kad diskriminantas yra b kvadratu minus 4ac. Jeigu formulės neparašai, nu čia prašo to sprendimo. Man atrodo, diskriminantai nepyktų, bet va čia antroje gali pykti, jeigu neparašai formulės. Tai va čia dar surašai tos, kad a yra 1, b yra 8, c yra 15. Ir tada diskriminantas, ten surašai tos visus skaičius, kad va čia 8 kvadratu minus 4 kart 1 kart 15. Ir čia va gaunasi 4. Ir va, visą tašką tai gauna. Nu ir tada va tą x1 va parašai pagal tą formulę, minus, siūlyčiau parašyti, nu, jeigu parašai formulę tikrai yra geriau. Kad minus, ar minus pliusas nesvarbu. Ir tada parašai, kad x1 tada būtų minus 8 minus šaknis iš 4 dalinti iš 2 kart 1. Ir tada čia mes gauname, aš nežinau, aš skaičiu tavo. Kad būtina, ne, bet aš siūlyčiau, vat, nu,
čia dabar jau ne, bet va, čia, tai padarydami, jūs darote kuo mažiau šansų, kad jums norėtų nuimti tašką. Nes čia jeigu jūs nuimsi, nes čia būtent tie problemos yra, kad čia yra sprendimas ir jūs turite pasakyti, kaip jūs sprendėte. Jeigu jūs tiesiog taip parašėte, yra didelis šansas, kad duos. Bet čia vėl priklauso nuo vertintojo, nes šito sprendimai, tai čia kiekvienas man atrodo skirtingai. Tai gerai, tai jeigu aš čia dar susižiūrėčiau, kokie čia ten yra tie atsakymai, tai vienas čia gaunasi -5, va čia turėtų, man atrodo, gautis. Ir tada x2 galima tiesiog iš karto išrašyti, kad čia -8 plus 2 dalinti iš 2. Ir kas čia gaunasi -3, man atrodo. Tai va, tai jeigu šitos gauti, -3 ir -5, easy peasy, va, padaryta 3 taškai. Tai vėl, čia reikia tiesiog parašyti. Tai, nu, va, vienas taškas yra čia, bet šitame yra 2 taškai. Tai, va, tačiau šitame, va, būtent yra svarbu, kad jeigu jūs tiesiog parašyt, kad x1 yra -5, x2 yra -3, jums neduos abiejų taškų. Nes jūs nepasakė, nu, ar gal ir duotų, bet aš manau, kad tai, bet va, čia būtent prašo, kad reikia pateikti sprendimą. Sprendimas, va, čia nėra sprendimo. Reikia va, būtent kažkaip parodyti, kaip gauti, nors vien kažkokį sprendimą. Funkcija. Labai vėl paprastai. Funkcija čia kažkas yra. Funkcija nuo -1, tai jau čia būtent ką sako, kad x yra -1. Tai va, jeigu x yra -1, žiūrime per funkciją, kuri yra x -1, tai žiūrim pagal x šitą va ašį, -1 yra va čia, tai funkcija yra šituo atveju 2. Tai va, čia jeigu parašyt 2, puiku. Tada čia sako, kad funkcija fx yra 3, tai ką čia sako, kad y yra 3. Tai va, čia y3, tai mes žiūrim pagal y3 yra va čia, tai va x yra šituo atveju -2. Ir tada mažiausia funkcijos reikšmė, tai vėl žiūrim pagal y, nes prašo būtent y, čia dar matome. Tai va, būtent pagal y, mažiausia reikšmė, jeigu pažiūrėtume, yra -3. Va čia va, -3, va šitas va taškas. Žemiau nieko nėra. Tai va, čia va, atsakymas tiesiog va, -3. Ir bum, padarytas uždavinys. Yra tiesiog funkcija. Čia dabar kaip reikėtų susižiūrėti, čia yra va šitie. Kaip galima tiesiog lengvai žiūrėti, tai tiesiog pasirinkti kažkokį tašką. Nu, pažiūrėjau, yra ir dar duotas taškas, o šitas, kur x yra -1, y yra 1. Tai reiškia, jeigu pas mus x -1, tai turėtų, y irgi -1. Tai kai x -1, y irgi turėtų būti -1. Va, čia ir yra vienintelis, kad kai y -1, x -1. Pavyzdžiui, čia būtų -1 yra lygu -1. Tai va čia netinka, todėl. Čia -1 yra lygus -1 irgi netinka. Ir va, čia šitas netinka, tai va, vienintelis sakymas, kuris tinka yra čia. Dar va, čia ką reikia atsiminti, kad va, tiesiose, va, tas va, būtent skaičius, tai būtent pasako, kur kerta tą y ašį. Tai va, čia jeigu, tai čia būtent turėtų tą kirsti va čia ant -1 tą y ašį. Tai nekerta. Tai va, atsakymas va, yra šitas. Y yra x tiesiog paprastai. Kur pavaizduotas įbrėžtinis trikampis. Tai įbrėžtinis trikampis yra toks, kur apskritimas yra apibrėžtas aplink trikampį ir būtent visos va, taškai yra kažkur tai paliesti. O čia, pavyzdžiui, čia neliečia šitą vietą ir šitą, tai todėl nėra. Čia ne viena neliečia, o čia va šitą vietą neliečia. Tai va čia šitas trečias sakymas tiesiog. Ir bum, pažymėtas, manau, čia daugumo teisingai pažymėjo. Yra žinomas, kad kampas A yra smailusis ir sinusas kampo alfa A yra 0,5. Naudodams trigonometrijos reikšmių lentelę arba skaičiuotuvą, nustatykite kampą. Tai gerai, tai čia aš būčiau naudojęs skaičiuotuvą, bet aš parodysiu, tiesiog yra ta lentelė, formulinė. Ir va šitoma formulinė tiesiog pasižiūrim. 0,5 tai yra 1/2, o smailusis tai yra mažiau už 90. Oi, tik tai va taip. Mažiau už 90. Tai va čia va tiesiog paprastai, kur yra sinusas 1/2, tai va čia ir va čia, bet turi būti mažiau, tai atsakymas tiesiog 30 laipsnių. Arba skaičiuotuvę ten naudojam tą shiftą ir gaunam sinus -1, įdėlam 0,5 ir irgi duotų jums ten 30 laipsnių. Tai čia, man atrodo, labai lengvai. 30 tiesiog parašoma. Gerai, lengvai čia padaryta, šitas easy peasy. Reikia pasakyti, kuri lygybė yra teisinga. Būtent tangento. Tangento kampo C. Tai jeigu pažiūrėtume, tangentas kampo C, tai vėl, ką reikia čia žinau, tai kad tangentas stačiajame trikampėje yra tolimiausia kraštinė iš artimesnės. Tai 12 dalinti iš 5. Va, vienintelis va čia tiesiog ką reikia žinoti yra va to. Va, bum, padarytas, lengvai, easy peasy. Žiūrim toliau. Super easy šitas irgi. Va, reikia nustatyti šitos va kampus du. Tai vėl, va čia yra centrinis kampas, kuris rebėsi į šitą lanką, tai va čia reiškia bus 72 irgi laipsniai. O va šitas va kampas yra įbrėžtinis, kuris yra dvigubai mažesnis ir už šitą, tai čia bus 36. Bum, padarytas, tai va čia va reiškia va mūsų tas ACB kampasas mažesnis 36, o tada va šitas automatiškai, jo, va čia kur parašyte tiesiog skaičius automatiškai. Tai va, čia šitos va 2 įsitaškai. Gerai, pirmus 10 padarėm, žiūri 11. Nu, 11. Šitie yra, sako, padašėjai kažkas tai. Tai reiškia, kad jeigu padašėjai, tai yra tas vadinamas koeficientas. Kad būtent iš didesnio padalinus mažesnė, bet kuri kraštė turi būti tokio pačio koeficiento. Tai va čia, va, pavyzdžiui, jeigu yra pasakyta, mums reikia apskaičiuoti KL ilgį,
tai reikia pirmiausia surasti, koks yra koeficientas. Tai va, čia mes žinom, kad čia yra 15, čia 30, tai reiškia, koeficientas būtų iš didesnės mažesnė, to galima yra tačiai, bet geriau dažniausiai iš didesnės mažesnė, gal kad koeficientas yra 2. Tai reiškia, va, šitas kažkas yra dvigubai ilgesnės, tai jeigu reikia surasti kraštinę KL, tai yra būtent va, dvigubai mažesnė už šitą AB. Tai tiesiog tą AB padaliname iš 2, tai 10 dalyti iš 2, gauname, kad yra 5. Boom, easy taškas. Aš nesitikėjau, kad šita bus čia buvo praeitais, man atrodo, metais, bet čia per bandomai nebuvo, bet šiaip čia aš manau, kad pakankamai easy čia nusistatyti visus šitos. Na čia va tiesiog reikia sujungti tuos taškus. Tai va, kaip mes čia turime sujungti tuos taškus, tai va čia tiesiog ką mes ir žiūrime. Mūsų yra va šitą lentelę ir mums reikia tiesiog pažiūrėti, kur šuolidiko ūgis yra būtent 184 cm. Tai pažiūrėjau, šuoliko ūgis yra va čia parašytas, tai 184 yra va čia. Tai pasižiūrim, va yra šitas taškas, tai va čia turėtų būti 174. Tiesiog. Ir tada, bet va, čia turim tada va tą kitą tašką, tai va čia pasakyta, kad didžiausias aukštis, tai didžiausias aukštis 175, tai mes va čia žiūrime tą didžiausią aukštį 175, va tai va šito, ir matome, yra 2 taškai. Dabar 2 taškai, bet dabar mes matome, kad 175 jau yra vienas taškas pasakytas, 188, tai va šitas va taškas, va čia va yra 188, 188, va šitas, tai reiškia reikia va tą kitą 186, tai va čia va reikia va šitos va. Va taip, easy peasy padaryta. Kiek taškų reikia, kad išlaikytų? Aš kaip supratau 17. Pagal NŠA tai nusakius, tai 17 taškų jau yra kaip išlaikyta klasė. Tai va čia va tokia easy 2 taškai. Žiūrim toliau. Turime tada va tokį, vėl čia 2 taškai. Šiaip labai čia dosningai duodavo šitos parabolės viršūnės koordinatę. Tai jeigu turite gerą skaičiuotuvą čia Casio, galite tiesiog į Casio skaičiuotuvą susidėti. Aš pirmiausia susidėsiu tiesiog va čia. Tai mano skaičiuotuvė parodo, kad va X viršūnės yra 2, o Y yra -3. Bet gerai, tai dabar dar pasižiūrime, ar tikrai dar su formulėme. Tai yra va mūsų formulinė formulė. Tai va reiškia va pagal šitą formulę, tai mūsų X viršūnė yra -B, tai -B tai -8 dalinti iš 2 kart A, kas yra 2. Tai čia gaunasi minus spręstinti, tai 8 iš 4 ir gaunasi 2. Va, gerai, tai X tikrai 2, va čia dar pažiūrėjau skaičiuotų, tai 2. Y viršūnė, ką reikia daryti, tai va čia būtent mūsų tą X viršūnę surasti, įsistatyti šitą va formulę. Tai va čia tiesiog būtų, kad Y yra vietoj X tiesiog 2, tai 2 kart 2 kvadratu, -8 kart 2 plus 5. Ir tada va čia jeigu suskaičiuotume, aš išsiūlyčiau skaičiuotuvą, kad nedaryti žioplų klaidų. Čia dažniausiai iš tokių va ir prarandami taškai, nes ten kažkur ne tą minus ar kažką. Nu, bet atsakymą aš va gaunu, kad yra -3. Tai va, -3. Nu, kokią aš ir gavau ten skaičiuotuvę. Tai va, aš va pasitikrinau ir skaičiuotuvę, ir su formulėmis, ir va gavau. 14. Spręsdamas uždavinį mokinys sudarė va tokią va lentelę, kiek yra va vieno kažkokia va kainos, kažkas, kurio reiškinio reikšmę apskaičiavę gautum už geografijos vadovėlius su mokėtiną sumą. Ir dabar va čia yra šitos va formulės. Gerai, aš dar čia daug neprisižiūrėjau, bet dabar galim pasižiūrėti. Už geografijos vadovėlius mokėtina kaina. Tai gerai, tai jeigu mes vienas vadovėlis kainuoja K plus 8, tai reiškia, o mes perkam N vadovėlių, tai jeigu, pavyzdžiui, mes vienas vadovėlis kainuoja 3 eurus ir mes perkam 4, tai mes tiesiog dauginam. Ir gaunam 12. Tai jeigu mes turime mūsų va šitą, tai K plus 8 kainą dauginam iš N tiesiog. Tik tai čia turi būti apskriausta. Ir va, čia va vienintelis šitas, tai va tai yra tavo šitas, K plus 8 kart N. Ir tada kitas, va čia, kurio reiškinio reikšmę skaičiavę gautume vieno istorijos vadovėlio kainą. Tai vieno istorijos vadovėlio kainą, tai mes čia galim pasižiūrėti pirmiausia kaip pavyzdį. Jeigu mūsų visi vadovėliai kainuoja 10 eurų ir mes pirkom 5 vadovėlius, tai kad ras vieną mes turime padalinti. Tai reiškia, iš visos kainos turim dalinti, kiek tų vadovėlių yra. Tai jeigu viso istorija kainavo 5050, o iš viso mes pirkome N-3 vadovėlių, tai reiškia iš visos tos kainos 5050 padalinti iš N-3. Tai va, čia va reiškia trečias šitas atsakymas. Tai va, jeigu šitos pažymėjote, easy peasy 2 taškai. Yra va toks va, reikia parodyti, kad trikampio plotas yra 14 šaknis iš 3. Tai atsakymas mums yra duotas. Tik tai va, čia yra svarbu, kad mes šito kaip ir nežinom. Čia tiesiog kaip yra atsakymas, mums reikia dabar pritaikyti. Tai jeigu reikia naudoti, reikia surasti plotą, tai formulinė yra visos ploto formulės. Jeigu va, čia va, trikampio plotas. Ir va, čia va, būtent tos formulės, kurios mums reikia, tai būtent yra va šita, va dažniausiai. Nes va čia yra kraštinė, kart kampas tarp jų, kart 1/2. Tai va, čia reikėtų rašyti plotas yra 1/2, kart 7, kart 8, kart sinusas 120. Ir va, čia mes gavom. Va, čia va, jeigu tiesiog sudėčiau skaičiuotuvą viską, 1/2, kart 7, kart 8. Ir kart sinus 120.
Ir va, to čia mes tada turime tą atsakymą, kad 14 šaknis iš 3. Nu, va, čia pasižiūrėjome skaičiuotoje, bet visi atsakymas mums yra duotas. Tai va, jeigu va, taip va parašyti, easy peasy yra taškas. Tai gerai, 15.2 yra įvairiais būdais, kaip galima spręsti, bet paprasčiausias būtų su kosinusų teorema. Ten galima per Herono ten viskas formulės, bet tiesiog aš jau... Va, turime kraštinę, vieną kraštinę, kitą kraštinę ir kampą tarp jų, tai va, čia būtent tiesiog yra ta būtent kosinusų teorema. Tai rašom pagal kosinusų teoremą, susirandam tą formulę, o jei neparašai, ne, jeigu neparašėjęs, tikrai aš manau, kad jie supras. Tu visiems parodai, kaip sprendai tą uždavinį, tai tikrai aš manau, kad, nu, aišku, priklauso nuo vertinto, aš nieko negaliu pasakyti, nes aš nesu NHA vertintojas. Bet va, pagal kosinusų teoremą, kaip būtų, kad pagal kosinusų teoremą, tai AC kvadratu lygu 7 kvadratu plus 8 kvadratu minus 2 kart 7 kart 8 kart kosinusas 120. Ir jeigu va čia dabar susižiūrėtume, tai va ta čia būtų 7 kvadratų plus 8 kvadratų minus 2 kart 7 kart 8 kart kosinusas 120. Ir va čia gauname, kad čia yra 169. Tai reiškia mūsų AC kvadratu yra 169. Tai reiškia AC, nu ten plus minus 13, bet tiesiog AC negali būti minus 1, tai 13. Tas AC yra 13. Bum. Va, žiūrim šitą. Įspręskite nelygybę. Ir čia reikia pasirinkti atsakymą. Ką čia galima padaryti? Šiaip galima tiesiog įstatyti skaičius. Čia, pavyzdžiui, sako, kad yra visi skaičiai nuo 1 iki plus begalybės. Tai, pavyzdžiui, mes turime įstatyti, pavyzdžiui, įstatom kokį minus 5 ir pažiūrėti, turėtume, ar tinka. Ar ne, ir tada galėtume taip žiūrėti. Bet aš siūlyčiau tiesiog normaliu būdu. Tai va, šitą va nelygybę, kaip reikėtų išspręsti. Pirmiausia, perskeliam viską, kad būtų kitoj pusėje nulis. Tai va, turim tokį, tada įsprendžiam, kaip lygti. O tai čia dabar įsprendus tiesiog va, kaip lygti, čia turėtų gautis, kad x yra plus minus 1 ir tada va, čia pas mus va, turime tą. Bet čia galima diskrentų, galima ten kažkaip skelti, kaip jau tą norime. Bet va, čia va, turime, kad plus minus, tai įsidedam šitos taškus, jie neužpildyti, nes čia nėra lygybės. Ir va, čia tada turime intervalus. Ir vėl, intervalą kaip galim pasižiūrėti, tai būtent pagal ženklą prie x kvadratu, tai jeigu čia yra pliusas, tai reiškia prasideda nuo pliuso. Pliusas, minusas, pliusas. Nu tai va, tai reiškia, va, čia yra pliusas, o mums reikia būtent daugiau už, nu, va, čia turi būti daugiau už 0. Tai reiškia, turi būti pliusai, tai reiškia, turi būti nuo minus begalybės iki minus 1 ir nuo 1 iki plus begalybės. Tai va, čia yra va, šitas atsakymas. Tai gal šitą atsakymą, tada va, nice GG pavarė. Žinoma, kad yra va, tokia va, lygtis, reikia apskaičiuoti x minus 2y reikšmę. Tai kaip mes čia galim daryti? Nu, čia yra įvairiais būdais, ten galima kažkokį daryti, bet va, čia ką galima pasibėti, kad va, čia x kvadratu minus 4y kvadratu yra ta formulė, kad a kvadratu minus b kvadratu. Ir tai va, čia būtent kas tai yra a minus b, a plus b. Galima gal kažkokiais kitais tam būdais, bet čia tiesiog, va, ką tai reiškia, tai kad x kvadratu minus 4y kvadratu yra tas pats kaip x minus 2y ir tada x plus 2y. Va, turime va to tokio. Tai reiškia, va, čia x minus 2y kart x plus 2y yra lygu 64, o mes žinome, kad x plus 2y yra 32. Tai va, čia yra 32, tai mes, va, o mums reikia surasti x minus 2y. Tai va, čia būtent kiek kart 32 yra 64. O atsakymas čia turėtų būti 2. Va. Bet galėjome mes apskaičiuoti ir ten tiesiog x atskirai, y atskirai tiesiog sužiūrėti. Bet turėtų va, gauti atsakymas 2. Dar galime tik tai pasižiūrėti, ar... Nu, bet jo, čia tiesiog vadu. Gerai. Duota kažkokia parabolė, funkcija įgyja didžiausią reikšmę, kai x yra 1,84. Reikia taško B abscisse. Kas B, tai va būtent yra, kaip būtent mūsų parabolė yra lyg būtent 0. Nu, tas y yra lygus 0, tai koks yra x. Tai va, yra, pavyzdžiui, pasakyti, kad 1x yra, kad yra viena koordinatė, kad kai x yra 4,23, tai y yra 0. Kaip dabar surasti tą kitą tašką. Tai aš jau kaip daryčiau, kad didžiausia reikšmė, tai va yra ta viršūnė, ir ta viršūnė yra, kai x yra 1,84. 1,84. Ir va čia nuo šito taško, nuo vieno iki kito, yra toks pats atstumas. Tai dabar jeigu va čia yra 4,23, tai reiškia va čia, kiek yra būtent tas praeina, tai va čia, aš tiesiog pasižiūrėčiau, tai 4,23 minus 1,84. Tai va, čia va, gaunasi, va, toks, tai reiškia, va, toks va, atstumas 2,39. Tai ką va, čia būtent mes suradome, kad va šitas va, yra 2,39. Tai reiškia, ir čia irgi turi būti atstumas 2,39. Tai va, tai jeigu aš tiesiog iš 1,84 atimčiau 2,39, aš gaučiau, kad atsakymas yra minus 0,55. Arba ten trupmena kažkokia.
Šitas vertinimas, jo, šitas automatiškai turėtų, nes čia tiesiog skaičius. Tai va, čia turėtų, ir mes galim pamatyti, kad čia tikrai turi būti minusas, tai va, čia aš, kaip ir atsakym, gaunu minus 0,55. Čia kaip aš daryčiau, nežinau, čia kaip jie ir nori, kad darytume, bet taip. Čia, šitas šiaip yra keistas, aš nežinau, kodėl čia toks, nes čia tokio nelabai aš matęs per bandomus ar kažką, bet, kaip aš daryčiau, kad va centrinis, o viršūnė yra per patį centrą, tai reiškia, tiek pat turi būti atitolę. Vieną žinome, tai kitą vas randame. Čia tikrai kai kurios uždavinius aš galiu kažkaip neteisingai susižiūrėti, tai jeigu ką, tai galite mane pataisyti. Tai suprasinti šitą reiškinį. O, dieve, tai yra prastinimai. Ir čia 4 taškai, tai reiškia, čia daug taškų, tai reikia padaryti. Tai gerai, ką čia galime pamatyti. O, dieve, kiek čia daug nesąmonių. Turime va šitą, galime tada čia kažką tai bandyti prasinti. Aš žiūrėčiau po atskirais va tais klausimais. Pirmiausia, ką aš čia matau, tai yra tas x kubu plus x kvadratu plus tram 6 ir dalinti iš x kvadratu minus 36. Aš va šitą, pirmiausia šitą pabandau supaprastinti. Tai ką aš tada pirmiausia matau? Apačiai, va čia yra tas kvadratų skirtumas, tai va čia vėl ta formulė a minus b, a kvadratu minus b kvadratu. Yra būtent a minus b, a plus b. Ir va čia reiškia, va čia yra tas pats kaip 6 kvadratu, tai aš va čia trupmenai parašyčiau, kad čia yra x minus 6, x plus 6. Ir dabar va čia galima netgi pamatyti, kad čia yra ta pati apačia. Tai čia gal netgi labai va paprastai tada. Va čia gaunasi x trečiuoju plus x kvadratu plus 36. Ta galim visą palikti. Bet kadangi šiaip apačia čia yra visiškai tokios pačios, mes galim tiesiog va čia sujungti. Tai kas čia būtų? Po visų vienu brūkšniu būtų va tas x minus 6. X plus 6. Ir tada, vat, būtent, aš nurašau viską iš pirmos šitos lygties. Tai kad x kubu plus x kvadratu plus 36. Ir tada atimu, tik tai, vat, čia reikia dabar uždėti skliausus. Atimu x kubu ir atimu 12x. Tai va, aš va to tokį va gaunu iš va to šito. Tai gerai, tai va visą šitą dabar, va, kaip galim, tai dabar atsiskliaudus, va to čia kas gautasi. Tai pirmiausia, x kubu plus x kvadratu plus 36. Ir tada atskliaudus minus x kubu plus 12x. Ir tada apačioj turime tos pačius x minus 6, x plus 6. Tai va dabar kas čia nutinka? X į trečioji įsiprasina ir lieka va čia x kvadratu plus, aš dar čia padarysiu iš eilės, kad būtų kaip tas kvadratinis trinaris, plus 36. Ir čia apačioj x minus 6, x plus 6. Ir tada va čia va turime va šitą va kvadratą, tai galime mes jį išskaidyti, va ten yra ta būtent mūsų ta formulė, va šitą va, kur dauginamasis, kad sprendinys, kitas sprendinys, tai jeigu va čia dar įspręsime, ten ar diskriminantais, ar kažkaip tai, aš va šitos, aš tiesiog skaičiuoju, nes diskriminantas man nepatinka, o jeigu aš va čia sužiūrėsiu skaičiuoju, aš gaunu, kad sprendiniai x1 yra minus 6 ir tik tai minus 6 ir yra. Tai reiškia, tai diskriminantas čia yra 0, tai reiškia, va čia, tai reiškia būtų, kad yra x plus 6 ir vėl kart x plus 6 viršuje, o pačiai tada gaunasi x minus 6 ir dalinti iš x plus 6. Ne, va čia susiprasnė dar vienas, tai va tada lieka pas mus x plus 6 dalinti iš x minus 6. Tai va, jo, čia taip pat galėtume prašyti, kad x plus 6 kvadratu, čia tas pats. Tai jo, x1, mes radome, kad sprendinys yra minus 6, bet formulė pas mus yra, va tokia. Va čia, va, kad formulė yra šita. Ir va čia pagal šitą formulę įstačius, va čia būtų minus 6, tai būtų x minus 6. Tai va todėl va ir gaunasi čia x plus 6. Va, turime, kad dėžėje yra tie kamuoliukai. Ja, šiaip ten, prižiūrėdamas pupo, aš čia pastebėjau ir aš galvoju, kad čia su tikimybė, bet ne, šitas tikimybės nebuvo. Tai dabar va, čia iš tikrųjų yra tiesiog tos proporcijos. Pasakyta 70 kamuoliukų ir yra, kad santykis raudonas, žalias, baltas. Pirmiausia eina raudonas, paskui žalias, paskui baltas ir jų santykis 7, 2 ir 5. Tai kaip čia reikėtų pasidaryti, kad va, raudonas, žalias, baltas, šituos tiesiog pasidaryti x, kad 7x, 2x, 5x. Ir va čia va tiesiog ką galim padaryti, tai pirmiausia, o šitos sudėjus, tai 7x plus 2x plus 5x, mes gauname, kad 1x, iš viso turi būti 70. Tai va čia iš viso gaunasi 10x, ir 10x yra 70, tai reiškia 1x yra kaip 7. Tai dar nieko neįdėjus, kas čia yra, kad raudonų buvo tada 7 x 7, tai yra 49. Aš jau bijo, čia tai aš jau durniuoju, 14x. 14x iš 70, tai čia gaunasi 5, ne 70. Tai x yra 5. Tai va reiškia, kad, tai va čia turime, kad pirmiausia, kad raudonų pačiai pradžioj buvo 35, žalių buvo 10 ir baltų buvo 15. Dar čia būtų protinga susižiūrėti, ar visus šitos sudėjus gaunasi 70. Ir va dabar gaunasi. Gal būčiau ten pagavęs, jeigu va ten susižiūrės, kad ten biškai ne 70 gaunasi. Bet va, gerai, tai va turim tokių. Dar sako, kad įdėjo 6 žalius,
tai reiškia plus 6 žali ir dėjo 4 baltus. Koks dabar yra dėžėje esančių žalių ir baltų skaičių santykis? Nu tai va, čia va, tada gaunasi 35, raudonų taip ir lieka, žalių taip ir lieka 16 ir baltų taip ir lieka 19. Čia dabar šitą mes galėtume dar kažkaip prasinti, jeigu... Jo, nu gerai, aš čia tikrai čia kažką nesąmonę darau. 25 balti, 5 kart 5, jo, kodėl aš čia jau žioplumos kažkokios. 25 balti, kaip aš tada skaičiu 70. Tai juos pridėjus, o čia 4 baltus, tai va, čia ir gauname, kad čia gaunasi 29 tada, jo. Čia kažkas tai va čia. Tai va, tai va, čia tiesiog va, turime, kad tada va čia. Šitas aš nežinau, ar skaičiuos kaip būtent kaip automatinį, gal aš skaičiuos, bet čia kadangi keistai taip reikėtų rašyti, tai nežinau tiksliai. Bet vėl, kaip reikėtų čia susižiūrėti? Turėtų čia susidėti iki 70, aš nežinau, o čia va tokios važioplos, kad va 35 plus 10 plus 25 tikrai yra 70, o čia visus sudėjus turėtų gautis 10 daugiau. Tai turėtų būti 80. Gerai, neturi prasmės. Tai vėl, neturi prasmės trupmena, kai apačiai yra lygi 0. Tai reiškia, x plus 4a yra lygus 0. Ir čia sako, kad x yra 68. Tai va, čia tiesiog įsistatom, tai 68, nu, čia nelygo. Tai 68 plus 4a yra nelygus 0. Tai va, čia tiesiog sprendžiam, kad 4a nelygus minus 68, padalinam iš 4 ir tiesiog skaičiuotuvas čia, tik tai žiūrėkite, nes vėl, jeigu nes skaičiuotuvas darysite, va, bus žioplas klaidos, kad ten va, kažkokius ten durnus dalykus darysite. Ir va, gauna a yra 17, nelygus minus 17. Ir vėl, kaip galima tada pasitikrinti, įsistatyti, va, susižiūrėti, ar tikrai 68 plus 4 kart minus 17, ar tikrai čia yra 0. Bet turėtų vagatus, tai jau čia yra minus 17. Yra dvi funkcijos, reikia pasakyti, kur jos yra. Gerai, tai nu ta x kvadratu tikrai pakankamai paprasta, visose yra, va čia tiesiog va kerta per šitą tokį, va čia ba. Gerai, dabar va šita va tokia nesąmonė, 0,5 x minus 2 kvadratu minus 2. Čia yra įvairių būdų, aš ką daryčiau, aš tiesiog viską čia įsiskliaučiau. Tai va čia kas tiesiog gaunasi, 0,5 ir tada padaugintų, ir va šitos dabar skliausius atskliaučiu, tai yra x kvadratu minus 2 kart x kart 2, tai yra 4x. Ir tada plus 4. Ir tada minus 2. Va, o čia atskliaučiu ir tada va, atskliaučiu to 0,5, tai čia gausiu 0,5x kvadratu minus 2x plus 2 minus 2. Ir tada va, čia šities sprasina, tai va, gaunama tokį 0,5x kvadratu minus 2x. Tai va, čia va, turime to tokio. Jo, nu tai čia tiesiog atsakymus, nu čia tiesiog nagrinėjame, tai jo, čia. Tai bet va, turime va, tokią va čia funkciją. Ir aš tiesiog čia susižiūrėčiau su skaičiuotuvu, kokie gaunasi tie x. Tai va, jeigu x kvadratu yra 0,5, x yra 2 ir tada c yra 0, aš gaunu, kad x1 yra 4 ir x2 yra 0. Tai reiškia, va, man turi kirsti ant 0, va, matome, va, pažiūrėjau, va, čia kerta ant 0, va, čia va kerta ant 0. Ir turi kirsti ant 4. Tai va čia, nu, 4 kažkur tai čia ir būtų. Čia, pavyzdžiui, kirstų greičiausiai ant minus 4. Tai atsakymas turėtų būti va šitą. O tai čia kaip aš žiūrėjau, yra gal kiti būdai, bet aš va sakiau. Žinome, kad kosinusas yra va toks, sinusas yra daugiau už 0. Kokį skaičių reikia įrašyti vietoj simbolio, kad lygybė 4 sinusai yra tokie. Ką aš šiaip daryčiau, toks, nu, biški sukčiavimas, nežinau, sukčiavimas. Aš tiesiog skaičiuotuvę įsidėčiau, koks tai yra kampas. Aš tiesiog į tą kosinusas minus 1 įsitau 0,25. Ir gaunu, kad čia yra va toks va kampas. Šitas kampas gal atrodo labai va toks keistas, bet ką aš tada padaryčiau, aš va tiesiog va dabar skaičiuoju 4 sinusas ir skliausiuosi va būtent tą ANS. Ir būtent įdėsiu būtent tą atsakymą. Ir jeigu va čia va aš parašyčiau 4 kart sinusas to ANS. Nu gerai, nu čia va tada duoda kažkokį va tokį keistą skaičių. Bet dabar mes dar čia galėtume tiesiog susižiūrėti, koks tas skaičius. Turi būti šaknyje. Tai aš ten ir tiesiog bandau, pavyzdžiui, koks ten 8 šaknyje ar kažką tai tokio. Ten, nu, galim pabandyti surasti, koks čia yra. Bet tada pažiūrėsim šiek tiek rimtesnių būdų. Va, aš suradau, šaknis 15, toks skaičius ir yra. Ir va, čia tiesiog ir galima tiesiog va taip paprastai surasti. Kaip reikėtų tada šiaip rimtai daryti, tai yra pagal formulę. Formulinė, va čia yra va šita va, sinusas plus kosinusas yra 1. Va pagal va šitą va formulę mes va būtent turime daryti. Nes va čia dabar pasakyta, kad kosinusas yra 0,5, tai va čia va į šitą va statom 0,5 kvadratu. Ir tada plus sinusas kvadratu plus lygų 1. Ir va čia tiesiog įsprendžiam, tai iš vieno to atimame tą 0,25 kvadratu. Tai va čia tai turime 1 minus ir tada čia skausi 0,5 kvadratu.
O aš gaunu, kad sinusas yra 15, sinusas kvadratu yra 15 16. Sinusas kvadratu yra 15 16. Tai reiškia sinusas būtų, tiesiog ištraukus, jeigu šaktumės šaknį, yra plus minus. Tik tai čia yra svarbu, šaknis 15 iš 4. Tik tai va čia sako, kad va čia sinusas turi būti daugiau. Tai todėl va čia turi būti šaknis 15 iš 4. Mūsų sinusas. Ir tada va tiesiog įsistačius, šaknis iš 15 iš 4 kart 4. Va čia 4 kart šaknis iš 15 iš 4. Na ir mes gavom, kad čia tiesiog ir gal šaknis 15. Tai va, abiejais tokiais uždaviniais gavom, kad čia yra 15. Va, turime va šitą, keturkampį yra brėžtas kampas, kampų A ir C didumų skirtumas lygus 30. Kaip čia galima tai padaryti, tai tiesiog parašyti, kad C, pavyzdžiui, yra x, o A yra x plus 30. Čia net nėra labai svarbu, nu čia pagal logiką va čia turėtų būti didesnis, bet galite ir kitaip parašyti. Mums reikia apskaičiuoti kampo A didumą. Tai kai keturkampis yra įbrėžtas, va čia dar pasakyta, kad yra apibrėžtas apskritimas. Tai va čia va šitie va kampai priešingi turi sudaryti 180 laipsnių. Tai reiškia va čia, jeigu va skirtumas yra va 30, tai va čia tiesiog x plus 30 plus x, va vienas kampas plus kitas kampas turi būti 180. Ir va čia tiesiog va easy peasy gauname tiesiog va, kad čia yra 2x plus 30, yra 180. O su kamuoliais jo, man atrodo toks gausi. Ir atimam 30 ir 2x yra 150 ir padalinam iš 2. Mes gavom, kad čia x, vėl aš nenoriu čia nesąmonį prašyti, aš tiesiog 105 turint iš 2. Ir gavom, kad x yra 75. Ir dabar tik tai reikia sužiūrėti, ko prašo, kampo A didumo. Kampo A didumas dabar yra ne 75, aš pasidariau, o kad x plus 30. Tai reiškia, A būtų 75 plus 30. Ir va čia gaunasi 105. Bum. Jeigu gaučiau 105, tada easy peasy. Čia dabar, va, kaip pamatome, čia iš karto reikėjo pamatyti, kad yra lestinas. Va, čia nežinau, ar pasakote. Nu, liečia, tai lesinas kažkas va ant tokio dalyko ir panašiai. Tai jeigu yra lesinas, ką reikia atsiminti, kad lesinas savo suskirtimo taškuose su savo, va čia susikerta jos, tai lietimos taško va yra lygų. Tai reiškia, čia irgi būtų x. Ir tada, va, pavyzdžiui, va tas mūsų KA iš, KA iš ir AM irgi yra lygus. Ir tada taip pat MC su LC irgi yra lygus. Va. Tai gerai, va turime va tokius dabar. Ką čia dabar dar pasakyta? AB pasakyta, kad yra x. O, ne x, o 6. BC yra pasakyta, kad yra 7. Ir AC yra pasakyta, kad yra 10. Tai gerai, ką mes galim pasakyti? Kad AK šituo atveju tada būtų būtent iš 6 atėmus x. 6 atėmus x. Tada LC būtų tas pats, kad LC yra 7 atėmus x. Ir va čia va turime va tokius va. Tai reiškia, va jeigu va čia AK yra 6 minus x ir LC yra 7, va čia 7 minus x, tai reiškia MC yra 7 minus x ir AM irgi yra 6 minus x va. O va čia mes žinome, kad 6 minus x plus 7 minus x, 6 minus x plus, va čia galim dar skausis, 7 minus x turi būti lygu 10. Ir va čia va galim lengvai surasti tą x. Tai va čia jeigu pažiūrėtume, tai čia būtų 6 minus x plus 7 minus x yra 10. Ir va čia mes gautume, kad čia 13 minus x yra minus 2x yra 10. Ir va čia tada gauname, kad minus 2x yra minus 3 atėmus 13. Ir gauname, kad x yra minus 3, nu oi, ne minus 3 antrasis tiesiog. Arba 1,5. Gerai, tai va ta x yra 3 antrasis sužadome. Mums reikia pasakyti, kad AK yra 3x. Nu tai AK pas mus yra 6 minus x, tai statome tas x, tai AK pas mus būtų 6 minus 3 antrosios. 6 minus 3 antrosios. Ir va čia pas mus gaunasi, kad tai yra 4,5. Ten kažkas tokio. Nu, arba galime ten trupmeną, kad 6 minus 3, ką čia man duos skaičiuotos. 6 minus 3 antrosios. Gaunam, kad tai yra 9 antrosios, o 9 antrosios yra lygu 3 kart x. Nes x va būtent ir yra 3 antrosios. Bum. Va, galim 9 antrosios lygu 3 kart 3 antrosios. Va taip, va, jeigu parašytumėte, tai tikrai pilnai turėtų gauti tuos 3 taškus. Pusiau kraštinės, aš čia matau, gerai, pusiau kraštinės, AB ilgis yra 18, statinio AC ilgis yra 12, naudodami svarks duomenimis, užrašykite kažkokius va čia dalykus. Reikia apskaičiuoti CL ir AK susikirtimo taškas M nuto. Va. Kokios stumų pusiau kraštinės M nutolės nuo viršūnės A nuo C. Gerai. Tai dabar ką reikėtų man susirasti, tai va, nu, man reikia pagal šitą va kraštinę ieškoti. Tai va šitą kraštinę aš galiu rasti būtent va šitame va trikampyje. O būtent ACL, kuris yra statusius. Tai va čia galim tiesiog paprašęs prie to
teorema. Kadangi čia pusiau kraštinė, čia yra bus 9, čia bus 12. Jo, tai čia tai Pitagoro teorema. Čia, nu, kad surasti tą CL. Tai va, čia jeigu Pitagoro teorema, tai 12 kvadratu plus 9 kvadratu. Čia gaunam 225, kuris čia šaknė, tai čia gaunasi 15. Ir kadangi čia pusiau kraštinė, tai pusiau kraštinė čia yra 1/3, čia yra 2/3. Tai reiškia, va, čia būtų 5, o čia būtų 10. Va, tai reiškia mūsų, va, kiek nutolęs, mums reikia surasti, kiek M nutolęs nuo C, tai M nuo C tai yra CM, tai yra 10. Ir reikia apskaičiuoti tą ACK trikampio plotą. ACK, tai vėl tiesiog surasti pirmiausia tą CK. Va, čia kadangi yra status trikampis šitas ABC. Va, tai čia status trikampis ABC. ABC. Va, čia yra 12, čia yra 18. Tai reiškia, va, šitą vėl su Pitagoro teorema. Galime, va, 12 kvadratu plus 18 kvadratu. Mes gavom, kad čia yra 4, 6, 8, ištrauk šaknį, yra 6 šaknis 13. Tai va, tada reiškia pusė šitos kraštinės, va, kad būtų tas CK, būtų 3 šaknis 13. Tai reiškia, va, turime mes va tokį va trikampį, kur čia yra 12, čia yra 6 šaknis iš 13 ir tada būtent tas AK, kuris ten nežinome. Gerai, turime va tokį, ką čia dabar galima toliau dar padaryti. Aš tai iš viso tiesiog kampą šitą susirašiau, aš čia net nelabai galvočiau, aš va šitas va kampas, kur jo būtent sinusas, man patogiausia, nes jo būtent sinusas. Jo sinusas būtų tolimiausia kraštinė, tai yra 18 iš žambinės, tai 6 šaknis iš 13. Tai reiškia, va, čia va, šitas sinusas toks yra, o ploto formulė yra 1/2 kart A, kart B, kart... Jo, nu, jo, oi, šito tai yra 3 šaknis iš 13. Jo, va, čia... Bet, nu, tas sinusas tai galima visiems. Sinusas šito kampo yra ir tos pas ir va šito ilgesnio, ir to mažesnio. Tad, va, čia turime šitą A kart B kart sinusas va to kampo. Tai aš tada va čia įstatau, tada gaunu, kad plotas būtų 1/12 kart 3 šaknis iš 13 kart va visas šitas 18 šaknis iš 6 iš 13. Šitas tikrai sudėtingesnis negu tas pats pirmas, bet čia tiesiog skaičiuotuvas susidėjęs. 1/2 kart 3 šaknis iš 13 kart 12 ir kart tada 18 dalinti 6 iš 13. Aš gaunu, kad plotas yra 54. Kas nors, kas yra protingas, irgi galite pasisakyti, ar gavote, va, čia šito ACK plotą 54. Tai va, čia aš gavau ACK plotą 54. Gerai, puiku. Nice, varom toliau. Tai va, čia va, šitaip, kaip šitą daryti. Būtent su mūsų šitais, su apskritimas, nežinau, kas čia. Pasakyta, kad skritulio išpjevos. Tai jeigu kalba apie skritulio išpjevą, tai va, yra formulinė formulė. Gerai, va, turime va, šitas skritulio išpjevos kažkokius dalykus. Dabar kas čia yra pasakyta, kad AOB plotas yra 13,5 pi, o kampo AOB didumas yra 60. Tai jo apskritimų, kurių taškas yra O, lankai dalyje atkarpas į 3 lygias dalis, tai čia galim x. Mums reikia apskaičiuokite žydrai ir pilkai nuspalvintų sričių plotų skirtumą. Tai reikia iš žydros, tai čia galim spalvom, iš va šitos atimti pilką. Yra pilka, nu, pilka. Gerai. Tai kaip dabar susižiūrėti? Nu tai pirmiausia, reikia susirasti tą spindulį. Tai spindulys kaip būtų? Tai va pagal šitą formulę, plotas, kuris yra 13,5 pi, o tačiau paskėtas plotas, yra lygų. Būtent pi r kvadratu dalinti iš 360 ir tada kart kampas iš to atveju 60. Ir va tačiau va, susirandame būtent tiesiog tą r. Tai gerai, tai jeigu čia pažiūrėtume, pi šitie įsiprasino, čia tada gaunasi, kad 13,5 yra lygu r kvadratu kart, r kvadratu dalinti 60. O čia 3 su 60, o čia dalinti 60. Tai jeigu padauginti 60, aš gaunu, kad r kvadratu, aš o čia gaunu 13,5 kart 60 yra 810 ir tada ištraukiu, nu čia galiu 80, tai r ištraukiu šaknį, aš gaunu, turi būti plius minus vėl, nepamirštam, bet aš kažkodėl gaunu 9. Čia 9 šaknis iš 10. Ai, teisingai, čia iš 6. Jo, teisingai, jo, o čia teisingai, iš 6. Mes 360 suprastinant 6, tai padauginti čia reikia iš 6. Tai va, čia gaunasi 81, taip. Ir va, tada R va, gaunasi plius minus iš 9. Minus 9 netinka, tai reiškia R yra 9. Puiku, gerai, jo. Va, turime R. Tai reiškia, jeigu R yra 9 ir mes čia suradome viso va, šito va, plotą. Tai va, čia reiškia, va, šita va, visas spindulys yra 9. Tai reiškia, mūsų tas vienas x būtų 3. Nu, reiškia, va čia, jeigu 3x yra 9, va čia x,
tai reiškia x yra 3. Tai dabar pirmiausia, kaip apskaičiuoti va šitą mėlyną. Nu, tai šitą mėlyną, tai mums reikėtų apskaičiuoti visą, visą šitas yra 3,5, reikia tiesiog atimti va šitą va plotą. O šitas plotas va būtent būtų, kad yra dvigubas va tas x ir tiesiog va tas pats va kampas. Šito va plotas būtų pi, r, tada r pas mus būtų 2x, tai būtų kart 6, nu tai 3 kart 2, dalinti iš 360 kart 60. Jo, čia šiaip visai daug, kad užėjant tašką, bet va čia jeigu šitas skaičiuotume, tai čia gaunasi 6 kart 60 dalinti iš 360, čia gauname tiesiog, kad 1 pi, man atrodo, jo, 1 pi turėtų gausi. Tai reiškia, va čia viso šito ploto dydis yra 1 pi, tai reiškia mėlyno plotas, jeigu atimtume iš 13,5 pi 1 pi, pas mus gaunasi čia 12,5 pi. Tai va, radome mėlyno plotą. Dabar pilko plotą, vėl taip pat va, galim skaičiuoti, spindulys yra x tik tai reiškia x yra 3, tai ploto va formulė, ta pati, kad yra pi r kvadratu, tai r šituo atveju būtų tik tai kart 3, tai 3 kvadratu, dalinti iš 360 kart 60. Ir mūsų va plotas šito mažesnio būtų 9 iš 360 kart 60 yra 3 antrosios pi. Tai reiškia, šito mažesnio yra 3 antrosios pi. Tai jeigu mes, arba 1,5 pi, gal taip paprašiau, reikia surasti skirtumą, tai iš 12,5 pi atima 1,5 pi ir čia gaunasi tada 11. Ar gal aš šito nepakeliau kvadratu, jo, gal čia va šitas tada nepakeltų. Jo, daug, bet gerai, gal čia jau iš valandą darau, gal čia šitas pi, jo. Ir tada va mėlynas, tada čia ne minus 1 pi, o čia minus 6 pi. Tada va čia gaunasi, va čia, kad yra 7,5 pi, man atrodo, jo. Jo, 7,5 pi ir tada va mėlynas yra ne 12,5, o 7,5 pi. Ir va tada atimti tokį. Nu jo, ir va čia gaunasi 6, man atrodo, kaip ir sakėte, ne? Va 6. Ir va čia yra padarytas tada jo šitas uždavinys. Nu tai čia, jo, tikrai per daug daryti vienam taškui, bet whatever. Šitą jo, aš su edicinsiu įkelsiu YouTube visus atsakymus ten, kad būtų. Pabandysiu per šiandien, bet nepažadu. Per rytoj turėtų būti. Bet gerai, tai man atrodo 6 pi, aš kaip supratau, daug mačiau, kad 6, tai va 6 jo, va čia būtent keliam kvadratu, kažką tai to tokio. Gerai, žiūrime tada toliau. Žiūrime į piltą 2 kg. Indas, į kurį yra įpilta 2 kg 16% tirpalas. Buvo kaitinamas 2 kartus. Gerai, mes paskui tą pasižiūrėsime. 2 kg, kuriuose yra 16% druskos, tai reiškia, va, tas likęs skaičius, tai čia būtų iš 100 atimti 16 ir čia gaunasi 84. Bet gerai, tai va čia jeigu pažiūrėtume, tai tada pasižiūrime, kiek čia gaunasi 2 kg. Tai aš 2 kg dauginu iš 0,16, kad gauti procentas, tos 2 kart 0,16. Čia gaunasi 0,32 kg. Ir tada va čia 84, tai čia yra kart 0,84. Čia gaunasi 1,68 kg. Gerai, turime va šitos skaičius. Tada toliau, kas va čia dabar vyksta? Pakaitinus indą pirmą kartą išgaravo 5% tirpale buvusio vandens. Kas nutinka, va, būtent, kad to vandens, mūsų vanduo yra va šitas, tai reiškia 5% va to šito vandens išgaravo. Tai iš 1,68 reikia surasti, kiek išgaravo to 5%. 1,6, tai mums, jeigu išgaravo 5%, tai reiškia 95% liko. Tai jeigu norim surasti, kiek tada liko vandens, padauginam iš 0,95. Ir tada 1,68 kart 0,95. Tai reiškia, liko 1,596 vandens. To kilogramų vandens. Tai va čia turime tokio. O pakaitinus antrą kartą išgaravo dar 5% po pirmo kaitinimo tirpalio likusio vandens. Tai reiškia, va šito vandens dar 5% pridingo, tai reiškia, liko vėl 95%. Tai vėl tiesiog padaginu 0,95. Ir tada va, aš gaunu, kad atsakė, va čia va tiek 1,5162 kg vandens. Va būtent, va čia va tiek va liko vandens po antrojo kaitinimo. Antrojo kaitinimo, va vandens yra va tiek. Apskaičiuokite, kiek procentų, 1% tikslumu druskos yra tirpale po 2 kaitinimų. Tai gerai, tai reiškia mūsų va tirpalas iš ko susidaro, tas būtent po 2 kaitinimų. Tai reiškia, va vandens pas mus yra va toks va kiekis, tai va čia galim vandens. Vandens yra 1,5162 kg. O druskos niekas nesikeitė, liko 0,32 kg. Tai dabar kaip reikėtų čia pasižiūrėti, mes čia galim tiesiog pirmiausia skaičiuoti, kiek iš jūsų buvo. Tai iš jūsų va čia pas mus susidaro 1,8362 būtent tirpalo. Tai tada pasidarom proporciją. Šitas tirpalas yra 100%.
Tai va, čia va, turime, kad 1,8362 yra 100, o tada mūsų reikia druskos, druska yra šita, tai 0,32, reikia surasti, kiek yra x. Tai tavo čia kryžminam. Tai x 1,8362 kart x yra lygu 0,32 kart 100. Ir tada va čia suskaičiavau. Tai čia būtų 0,32 kart 100 dalinti iš atsakymą. Ir gavom, kad x yra 17,42 kažkas. Nu, čia 40 galim suapvalinti pirmiausia. Bet visiems reikia suapvalinti. Čia dabar 2 kg sako, kad būtent druskos tirpalo. Tai ne druskos, o būtent visų tirpalo. Tai jeigu sako, suapvalinti iki 1% tikslumu, tai čia dabar nesusiapvalina iki 18, nes čia yra 4. Jeigu būtų 5,3, tai būtų 18%, bet dabar va čia tada atsakymas 17. Va. Čia dabar turime, pažymėkite, kuris iš pateiktų teiginių yra klaidingas. Aha, yra, oi, kas čia dabar nesąmonės, yra bent viena C reikšmė, su kuria kvadratinė lygybė neturi sprendinių. Čia dabar gerai. Galim pirmiausia čia pasižiūrėti. Va, čia dabar kokia yra nelygybė. Čia yra parabolė. Parabolė, kurios tas skaičius prie x kvadratu yra teigiamas. 2. Tai reiškia, parabolė šakos eis į viršų. Ir būtent va čia eina į viršų, o tas mūsų C būtent pasako, kiek jį nusileidžia per, kur kerta y ašį. Jeigu va čia ten C, pavyzdžiui, yra -3, tai reiškia, va čia parabolė galėtų va kažkaip tai, va taip atrodo, kad va kerta ant -3. Jeigu, pavyzdžiui, C būtų 3, tai va čia galėtų va tokia parabolė. Bet vis vien, šakos turi eiti į viršų. Tai gerai, tai pasižiūrime. Yra bent viena, ir čia dabar mes kalbame apie, kada yra mažiau arba lygų. Tai mažiau arba lygų, va tai čia kažkas tai turi. Yra bent viena C reikšmė, su kuria kvadratinė lygybė neturi sprendinių. Taip tikrai gali būti, nes jeigu eina į šakos viršų, o čia yra pakankamai iškelta, tai tikrai va čia nebus jokių sprendinių. Tai šitas yra teisingas, o mums reikia klaidingo. Yra bent viena C reikšmė, su kuria kvadratinė nelygybė turi tik tai 2 sprendinius. Mažiau arba lygų už 0. Kad 2 sprendinius, nemanau, kad taip įmanoma, nes dabar 2 sprendiniai, kad mažiau arba lygų, tai čia tada turėtų būti, kad būtent kerta tą x kažkaip tai vieną kartą ir tada vėl tik tai x vieną kartą. Tai šitas tokio ant klausuko, bet arba pasižiūrime. C reikšmė, su kuria kerta tik tai kad tik tai vienas sprendinys, tai čia taip, kada būtent va to čia vienas būtų kartas ir turi be galo daug. Bent viena C reikšmė, kuri turi be galo daug sprendinių. Be galo daug, jo, ne, šitas irgi nesąmonė. Net be galo daug, nes nesvarbu, kaip mes nuleisime visą laiką. Ai, bet be galo daug, ar čia, ar visi čia kalba? Dabar dėl šitų dviejų klausimų, ar be galo daug sprendinių, ar, man atrodo, čia šitas kaip ir tinka, nes, va, pavyzdžiui, jeigu mes užrašytume, kad, nu, va tokia, va, pavyzdžiui, aibė, tai čia kaip ir yra be galo daug sprendinių, nes čia gali būti -0,99, -0,98, -0,9 ir toliau. Ir va, čia, man atrodo, be galo daug. Tai jo, tai čia, kad nėra visi sprendiniai, bet be galo daug. Tai man atrodo, šitas vienintelis neteisingas, nes 2 sprendinių niekaip negali būti. Gali būti arba vienas, arba be galo daug. Jo, tai aš važymėčiau šitą antrą. Bet dėl šito nesutikiu, bet man atrodo šitas. Keturkampiai, kuri įbrėžtas apskritimas, tai gerai, galim pasidaryti, va, pirmiausia, gal apskritimą pasidarom. Keturkampiai, va, turime tada įbrėžtas apskritimas. Čia turime tokį, va, perimetras yra 30 cm. Čia keturkampiai 2 trumpiausių kraštinių ilgiai yra 6, nu tai jau čia būtų 6,2, tarkim, 6,8. Apskaičiuokite ilgiausias keturkampės kraštinės ilgį. Tai ilgiausia turėtų būti va priešais va šito. Tai dabar va čia kaip reikės žiūrėti, tai va čia kai yra apskritimas įbrėžtas, tai reiškia va priešingos kraštinio sudėjus turi būti kitom priešingom kraštiniam. Tai reiškia va čia, jeigu čia turime x, čia y, tai reiškia 6,2 plus x yra lygu 6,8 plus y. Va, būtent turime va tokią va savybę. Ir dabar va čia mes ką dar turime, kad visas šitas sudėjus, tai 6,2 plus x plus 6,8 plus y yra 30. Da, turime va tokius. Tai va, čia ką mes būtent gauname. Čia pas mus gaunasi, kad 13 plus x plus y yra 30. O, nu tai jau čia iš vienos. O čia mes galime patimti ir va čia gauname, kad, va čia atėmus 6,2. Aš gaunu, kad x yra lygu 0,6 plus y. Va, ir turime tokį valikti, kurią aš galiu tiesiog, ar va čia galiu atimti 13. Ir va čia aš gaučiau va tokią va. Likti, kad čia x plus y yra 17 ir ta x yra lygu 0,6 plus y. Tai va, turime va visą šitą, tai va čia mes galim šitą x tiesiog įsistatyti va šitą. Gal čia yra kažkoks lengvesnis būdas, bet va čia
turime tokį. Tai įstačius x, tai va čia būtų 0,6 plus y, tai va čia vietoj x, būtent įstatėme, plus y yra lygus 17. Va, galima tokį valikti, kuria būtų va čia, kad 2y plus 0,6 yra 17. Tai va, čia va tiesiog atėmus 0,6 ir tada 2y yra 16,4, padalinant iš 2. Gaunam, kad y šituo atveju yra 8,2. Ir tada x šituo atveju būtų prie y pridės 0,6, tai 0,6 plus 8,2, gaunam, kad yra 8,8. O tai ilgiausia tai būtų 8,8. Tai reiškia, va čia būtų 8,8, čia būtų 8,2. Tai ilgiausia būtų 8,8. Va, bum, padaryta. Trikampio pusę, o dieve, pusiau kampinė, čia tai nesąmonė. Ir vieno taško, nu gerai. Pusiau kampinė, tai reiškia ABC pusiau kampinės, ABC pusiau kampinė, BD, tai reiškia, va šitie va kampai yra lygus. Va čia šitas ir šitas. Čia ne paskutinė, dar yra vienas. Čia tada vat, yra būtent pusiau kampinė, pažymėtas taškas E, taip kad D ir dar šitie kampai yra lygus, okay? Tai kad DE yra 3, EC yra 5 ir DBE yra šitie. Mums reikės skaičiuoti AD, dalinti iš AB. Nu čia yra ta pusiau kampinės teorema, dabar aš tiksliai neatsimenu tą pusiau kampinės teoremą, bet man atrodo, jeigu va čia žiūrėtume šito trikampio pusiau kampinės, dabar priminsite, ar aš teisingai darau, kad čia, man atrodo, viena kraštinė šita DE dalinti iš EC yra lygu tas pats, kas BD, va čia turėtų būti iš BC. Man atrodo, čia toks, ne? Atsakymas 8,8, jo. Tai man atrodo, čia yra pusiau kampinės savybė. Būtent va šito trikampio, kadangi čia irgi pusiau kampinė. Taip, man atrodo, čia, nes aš šitos tikrai neatsimenu, bet čia va tada būtų DE yra 3, dalinti iš EC, kuris yra 5, yra lygu BD 6, kas iš BC, kas yra X. Tai va čia, jeigu šitas susitvarkius, mes galime rasti X, tai būtų 3X yra lygu 30, tai X yra 10. Tai mes čia radome BC. Tai BC yra 10, gerai. Ką galime tada toliau? Mes galime padaryti tą patį su tuo didesniu trikampiu. Tai va čia yra vėl pusiau kampinės. Čia bam, 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 bam. Tai vėl, kaip pusiau kampinė veikia, kad šita, tai vėl galima rašyti, kad čia AD pusiau kampinė iš DC pusiau šito kraštinės yra tas pats, kas AB iš BC. Va, turime tokį. Vėl čia pusiau kampinės savybės. Mes pritaikėme čia pirmą pusiau kampinės savybę, tada čia pritaikėm antrą. Ir va čia vėl, jeigu surašytume, mes gauname, kad AD mes nežinome, DC mes žinome, kad yra 8, AB mes nežinome, bet žinome, kad BC yra 10. Va, turime, čia galima tiesiog sukryžminti ir tiesiog surasti, va, likti, kad čia 10x yra 8, nu, gal tiesiog aš tik rašym, kad 10AD yra lygu tas pats kaip 8 kart AB. Tai va, čia ką mes iš šito būtent gauname, kad, nu, 10AD yra 8AB, jo, AD ir AB reikia. Jo, AD ir AB, tai va čia galim tiesiog persitvarkyti, kad būtų. Tai kad padalinam iš AB, ir čia galim, kad 10AD iš AB yra 8, ir tada padalinam iš 10, ir mes galim, kad AD iš AB yra 80. Nes AB, gerai, čia aš toj gavau 80, bet pažiūrime. Man rodos ne taip proporcijos sustatyti, nes AB reikia dalinti iš AD. AB dalinti iš AD. Čia gal tada, ką turiu omeny, kad, nu čia, jeigu mes galėtume, čia šitas proporcijas galima skirtingai padaryti. O tai šitą AB iš AD, tai čia tada, jeigu šitą padaliname, tai tada čia turi būti lygu, kad BC iš DC. Man atrodo, čia visiškai tą patį. O to čia mes parašėme, kas yra, ir va to čia. Galim pažiūrėti, AD iš DC lygu AB iš BC. Nu, man atrodo, čia visiškai tas pats gaunasi, nes jeigu mes tiesiog susikryžminame, tai gaunasi AB kart DC lygu AD kart BC. O čia susikryžminamas mes gauname, kad AB kart DC, jo, tas pats, AD kart DC, BC. Tai jo, tai va čia visiškai ta pati, tai man čia ta proporcija, puskampinių. Vėl, bet čia vieno taško uždavinys, čia tikrai nesąmonė, bet man atrodo, čia turėtų gauti 80. Reikia nubrašyti dvi apskritimo, kurio
kurio ilgis yra 24, stygos yra... Kur man čia? Stygo apskritimo, kur ilgis yra 24, stygos AB ir BC. AB ilgis 6, BC ilgis 8. Raskite kampo ABC didumą. Kampo ABC didumą. 6 ir 8. Čia pasakyta apskritimų, kurio ilgis. Viso šito apskritimo ilgis yra 24. Gerai, tai jeigu viso apskritimo ilgis yra 24, mes galėtume surasti, kiek yra tas, man atrodo, tiesiog AC. Kaip čia dabar galėtume mes rasti tą AC? Mes galime 800 prasinti. Čia galim. Man atrodo, šitą visiems nuskaitytų, bet jo, šiaip šitą tikrai reikėtų užprasinti, kad 4/5. Tai jeigu mes čia rastume šito kampą, mes galėtume šitą tiesiog dvigubai mažesnį padaryti. Padalinti iš 2. O dabar čia nuo šito priklauso, tai čia... Čia pasakyta lanko ilgi... tai čia dar lengviau, jo. Čia pasakyta, kad lankas AB yra 6, ne kraštinė. AB čia 6, čia BC 8. Jo, tai čia labai tada, jo, tikrai lengvai. Tai čia, tai reiškia, visas šitas kampas, kadangi čia yra viskas 24, tai atimam 6, atimam 8. Ir čia gauname, kad čia yra 10. Jo, tai reiškia AC lankas... Čia, man atrodo, taip atendžiama. Yra 10. Tai va čia, jeigu yra 10, tai tada mes naudojame būtent formulės, mes žinome, kiek būtent ta formulė yra. Bet va šito, būtent va čia, kadangi yra ilgis, naudojame šito ilgio išpjovos, nes čia yra būtent išpjova ilgis. Bet gerai. Tai va, yra ilgis. Tai va, ilgis va čia sakyta, kad išpjovos tai va būtų 10. Praeito buvo 80 arba 4/5. Tai 10 mūsų šitas irgi, ir va čia yra būtent tas 2πr dalinti iš 360, čia dabar kart būtent tas kampas. O tas kampas va būtent ir yra mūsų va šito valanko. Bet gerai, mūsų tą r, kaip tą rasti r, tai mes žinome, kad ilgis yra 24, o 24, o jo šito formulė yra 2πr. Tai reiškia, mes labai paprastai galime ką padaryti. Čia tas 2πr ir yra tas ilgis. Ne, čia tik tai tas 10. Palačia, dabar biškai sumaišome. Va, čia šitas 24, čia yra tas visas ilgis. Čia yra išpjovos ilgis. C išpjovos yra mūsų tas 10. O tas 2πr ir yra būtent mūsų va šitas. Tai čia va 24 statome. Ta išpjova yra lygus visas tas ilgis, padalinus 360 kartų va šitas kampas. Tai jeigu mes čia viską, tiesiog va čia galim padalinti tą 24, 36, 360. Galim, kad 10 dalinti iš tom 360. Aš gaunu, kad kampas yra 150 laipsnių. Tai kadangi va šitas, tai jeigu va šitas lankas yra 150, šitas va turėtų būti dvigubai mažesnis, tai 75. Bum. Jo, 75. Bum. Va padarytas, va ir pačia atsakymas 75. Ir va padarėme pupą. Nežinau, čia dabar gali būti, kad kažkur tai klaidau, čia va toks greitas sprendimas ant laivo ir panašiai. Bet va, aš 1.5 valandą kažkur tai, va čia va tokia. Kai gausiu 75, tai kadangi va šito valanko yra 150, tai 100, kadangi 150, o čia yra į priešinis, tai yra dvigubai mažesnis. Tai 150 padalinti iš 2. Arba ten yra visokiais kitokiais, bet.